Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedu astrologė. Jūs esat mano kanale, vedu astrologiją lietuviškai. Turbūt daug kas matė ten Skvernelio tą kalbą Seime, kaip jisai tenais susigraudino ten ta blemba jo tenais. Ten ir tokių komentarų labai daug buvo, kad ten jisai ten kažkoks ten savęs gaili, kad jisai ten vaidina tenais kažką tai. Tai aš astrologiškai parodysiu, kodėl šitaip yra, kokios kombinacijos duoda tokį dalyką, nes čia iš tiesų būna tokių žmonių, tokių solidžių vyrų, tokių, kur irgi, kada kažkokios jautrios yra, kažkokios jautrios situacijos ten yra, ten susigraudina, ten kokiam, mačius, kokiam darželėje, ten vaikučių koncertas ir ten, matai, ten toksai, ten nors ten vyriškis ten pažįstama šiek tiek tenais, matai, kad jau ten ašarėlę braukia tenais. Ir tiesa, kas liečia Skvernelį šitą, juk dar netgi anksčiau žurnalistai yra užfiksavę, aš neatsimenu, ar jisai jau buvo premjeras, ar dar tik tai ten ministras, kad jo ten toj mokykloje, kur jisai baigęs ten Marijampolėje, ten kažkoks jubiliejus buvo. Ir jisai ten sakė kalbą ir irgi ten kažką susigraudino, ten kažką, tai ten žurnalistai rašė juk šitą. Tai yra tiesiog žmonių toksai temperamentas. Tai gal nėra taip labai dažnai tokie žmonės, bet taip tokie yra. Ir atrodo keistai, čia toksai policininkas buvęs, ten generalinis komisaras tenais. Tai aš paaiškinsiu, kodėl taip, kas taip rodo šitą. Nes už tai, kad, toksai dar skelbimas, čia yra ne apie politiką šitas kanalas, čia yra apie astrologiją. Čia nesvarbu, čia tas politikas geras, jisai blogas, ar jisai ten kažką pavogė, ar jisai ten kažko nepavogė, čia tegul teismas šitą nustato. O aš tiesiog, kadangi tai yra viešas žmogus, politikas yra viešas žmogus, mes jį kažkiek tai matome, jo kažkokius, tai mes kažkiek apie jį žinome ir aš tiesiog kaip pavyzdį ant jo galiu parodyti, kaip dirba, kaip veikia vedų astrologija. Ir čia yra būtent džioitišas vedų astrologija, čia ne vakarų astrologija, nes jos kardinaliai skiriasi. Bet būtent pabrėžiu tokį žodį, kardinaliai. Tai yra skirtingos sistemos visiškai. Tai štai, kodėl Skvernelį, kodėl jisai taip ašaroja. Už tokias emocijas yra atsakingas Mėnulis. Tai yra mūsų tas manas, tas toksai, tie tokie išgyvenimai, tie tokie gili. Ir pas Skvernelį tas Mėnulis, jisai stovi, aš pastatysiu, kad čia būtų aiškiau, jisai stovi žuvise. Žuvis yra paskutinis ženklas, 12 ženklas. O 12 ženklą čia valdo Jupiteris. Tai už tai tas toksai, dvasinis jautrumas, gal čia gerai, sakykime, net dvasinis, bet aplamai, tas jautrumas toksai yra. Ir šitas, kadangi jisai paskutinis ženklas, tai taip vadinamas to tokio mokšos ženklas, tokio išleidimo, paleidimo tokio, ir už tai tas, kaip čianais nėra ribų. Jeigu kitose ženkluose, pavyzdžiui, tas emocijos jas galima valdyti, nes jie turi tam tikras ribas, o kadangi čia, kada mes taip apeiname daug tų reinkarnacijų, čianais mes visus ratais einame, bet kažkada reikės mūsų sielai taip jau išeiti ir daugiau čia nebesugrįžti. Tai čia yra tos durys, ir čia tos durys, kaip sakant, neužsidaro šitą. Ir už tai žmogus negali valdyti savo tų emocijų. Jos taip ima ir prasiveržia šitą. Ir jos taip lengvai sukyla labai. Ir pavyzdžiui, kaip Skvernelio atveju, čia niekas nespektuoja to jo Mėnulio šitą, nes dar kada būna kažkoks tai, aspektai ten kažkokie, tai ten kokio Saturno, Marso, tai dar žmogus dar lengviau gali valdyti. O kada nieko nėra čia, nei vieno šitą, jokios įtakos šitą, tada jisai ir nesugeba šitą. Nes už tai, kad čia tikrai rodo tokį žmogaus tokį subtilumą. Atrodo labai keista, ne?
vat toksai, iš koksai gali būti pas tokį ten buvusi ten policijos komisarą tenais, kuris ten praktiškai visą gyvenimą tenais siejo, ten vat per tas struktūras tokias visas. Bet tai yra, nu kaip, tai yra labai sudėtingas asmenybė. Aplamai, vat, žmonės tikrai nėra primityvūs ir paprasti. Čia kaip toj vakarų astrologijoje ten visi ant vieno kurpaliaus ten užmauti. Jeigu ten avinas, ten tai ten, jeigu ten vieną mėnesį gimė, tai jie visi tenais vienodi, ten kiti kitą mėnesį gimė, vėl visi vienodi. Ne, čia taip tikrai nėra, nes nu, žmonės čia nepaprastai individualūs šitą. Ir va tos žuvis, arba, nu, kartais gali būti nebūtinai žuvyse, gali būti ir 12 name šita, toksai, nu, kaip yra tų emocijų nutekėjimas, toksai, tos planetos, jos, nu, jos neišlaiko tos energijos, jos ją išleidžia šitai, už tai jos neįmanoma kontroliuoti yra. Ir kadangi tai yra, nu, vandens ženklas, ir pats Mėnulis yra, nu, vandens planeta, ir žuvis yra, nu, jau pats žuvis, aišku, kur jos gyvena, vandenyje, tai vandens ženklas. Tai va, tos emocijos jos taip ir išeina vat, per ašaras, vat, kažkokias, per susigraudinimą tokį. Va. Nes va, tas toksai, va, čia toks skystas, tas ženklas, jisai toksai labai skystas, galima sakyti. Ir ženklas, ir šita planeta tokia, ir už tai va taip vat ir gaunasi. Ir sakau, tai nėra kažkokia tai patologija, tai yra tiesiog toksai va žmogaus temperamentas šitą. Nes jisai turi tokią, nu kaip sakyti, tokią, nu, ta emocinė, ta oda tokia jo, tas odos storis, jisai toksai yra labai toksai mažas toksai. Vat. Ir pavyzdžiui, čia, nu, pas Skvernelį Mėnulis, bet gali būti nebūtinai Mėnulis, gali būti, pavyzdžiui, ir Saulė. Na, aišku, jeigu Saulė vat, yra žuvyse, arba tam 12 name, nu, tik tiek, kad ten tada turi būti dar papildomų, ten tokių turi aspektuoti koks nors ten, arba Mėnulis tą Saulę aspektuoti, arba kokios nors planetos, pavyzdžiui, iš Vėžio. Vėžys yra Mėnulio, irgi vandens toksai grinai. Nu, vandens ženklas, tai vat, kada Saulė aspektuoja, nes Saulė yra žmogaus tas toksai vidinis aš toksai. Ir irgi tada tas vat, emocijos irgi būna taip sunkiau, žymiai sunkiau valdomos yra. O šiaip vat, ir atrodo, kad mes jį matome, taip, matome visai kitokį, mes jį matom ten tokį, nu, disciplinuotą, ten tokį valdingą, ten galbūt racionalų kažkokią, tai, nu, tokį, nu, su statusu, tokį kontroliuojantį viską šitą. Bet vat, vidinė va, ta vat, emocija, va, tas vat, vidinis, va, tas Mėnulis, va, tas emocionalumas, jisai matote, vat, kaip jisai kartas nuo karto vis to, nu, ir pasireiškia. Ir tokiam žmogui iš tiesų nėra labai lengva gyventi. Štai tokios, nu, tokios sunkios psichologinės konstrukcijos žmogus yra. Nes, nu, tas Mėnulis dar jisai čia yra užspaustas tarp Saturno ir Rahu. Čia du tokie malefikai patys tokie sunkiausi jie yra. Ir Saturnas debilituotas. Taip, kad tas, vat, jisai, vat, būtent verčia jį būti tokių, nu, tokia kontrolė, ta tokia didžiulė, vat, nu, viską jisai turi kontroliuoti, jisai turi atrodyti toksai, jisai, nu, save taip jaučia, kad tai buvo, kad kylantis ženklas, vat, yra ožiaragis, Saturno ženklas šitą. Tai vat, jam duoda tą tokį, kad jisai vat, būtent ir vat, jeigu paimti vat, jo šitą tą vadinamą vidinį potencialą, tą navamšą šitą, čia irgi dar ne viskas taip yra paprasta. Nu, iš kitos pusės, Saturnas, vat, aš čia pastačiau būtent, kad Saturnas, vat, aš tiksliai nežinau jo šitos, nu, to kito kylančio ženklo, toje navamšai, kadangi jinai keičiasi taip, nu, kažkur kas 5, kas 7 minutės, taip ten. Per mažai yra įvykių, kad galima būtų taip jau tiksliai nustatyti. Nu, bet aš, kadangi tai Saturnas pas jį yra ne tik, nu, to vat, kylančio ženklo šeimininkas, kas labai daug duoda jam irgi, nu, jo tam charakteriui šitą, bet ir Anmakara, kas silos signifikatorius, kas vat, fone visą laiką pas jį, nu, logiškai, kad vat, šitiek tas kilimas toksai, tais karjeros laiptais, ten Saturnas tokia, nu, būtent sisteminis, toksai struktūrinis.
struktūrinė planeta ir jinai tikrai, jinai taip pastovi, kaip ten Kendrui, ten duoda didžiulę jėgą tokią, tą didžiulį potencialą tokį būtent tokiams pakliūti pačias aukščiausias ten tas, pozicijas. Dar Jupiteris pasitien 10 name. Tai va. Bet tai vat, o čia vat Navamšoje, tai vidiniam potenciale, jeigu tavo Saturną pastačiau į pirmą namą, į Lagną, į kylantį ženklą, tai vėl Mėnulis atsiranda vat 12 name. 12, kaip žuvis 12 ženklas, taip ir 12 tas namas šitą. Jisai vėlgi duoda vat tokius panašius efektus. Taip kad pas jį labai stipriai tai yra, kaip sakyti, sustiprina dar labiau tą efektą šitą. O Saturnas čia netoks jau prastas, jeigu ten tame fiziniam tam plane jisai ten debilitacijoje debilituotas, tai čia jisai yra šaulyje. Šaulys tai vat vis tiek pasimatyt kažkokie principai, ten tam tikri tokie, yra, nes tai duoda tokie, ideologijas kažkokias, tai ten tokias stiprias nuostatas, tokias, žmogus jisai ganėtinai taip, eina tomis nuostatomis. Taip, kad 100% pasakyti, kad jisai jau ten tikrai ten kažkoks kyšininkas yra, tai čia dar labai, dar čia visaip gali būti, nes aišku, tas spaudimas, toksai, jisai pasgi pasakojo, kad, sako, yra baimė, kad neužteks. Tam, fiziniam planetas Saturnas, jisai ten, matyt, spausdavo tenais jį, tą baimę, kad neužteks šitą. O toj Navamšoje šitą, tam vidiniam potencialį, jisai turi tokius įsitikinimus ir Jupiterio ženklas, šaulys Jupiterio ženklas, tokius pakankamai, moralius tokius gali būti. Taip, kad ir būtent, bet čia taip ir susiduria, ir žmogaus laisva valia. Kaip jisai elgiasi, kaip jisai pasielgia. Ar jisai pasidavė tam spaudimui, tai baimiai, ar vis dėlto tie principai kažkokią tai sugebėjo atstovėti. Taip, kad dabar taip sakyti astrologiškai, kad čia tikrai jisai tenais yra. Sakau, dar pažiūrėsime, kaip čia viskas baigsis. Dar čia nuo Saturno, šito silos signifikatoriaus, 10 name yra Saulė. Bet Saulė atiduoda jam tą tokį poreikį, tos tokios, valdžios poreikiai, ten tos statuso, tos svarbumo šitą, norą būti ten tokių matomų, tokių labai šitą. Bet Venera, yra, čia šalimai stovi Venera, kuri yra debilituota, debilitacijų. Čia mergelės ženklas, čia Venera debilituoja. Ir matomai, čia dar irgi įtaka tos krizės tokios šitą, nes, čia charizma, būtent charizmos tas toksai kritimas. Iš kitos pusės, Skvernelis nebuvo labai toksai mėgstamas visų. Aišku, buvo kai kurie žmonės, kurie juo pasitikėdavo, nes, kaip mes, žmonės kitus dažnai jaučiame pagal Mėnulį. Pavyzdžiui, jeigu mažai žinomas žmogus, daleiskim šitą. Ir mes, toks kažkaip tai, ta tokia, kažkaip tai matome žmogų, tai kažkokia mūsų intuicija, mūsų Mėnulis, sako apie tą kitą žmogų, greičiausiai nuskanuoja būtent jo Mėnulį. Tai buvo žmonės, kurio jo pasitikėdavo šitą. Nes ir dabar netgi, aš kartais skaičiau ten komentaruose, ten kokiais straipsniais tenais apie jį kaip kyšininką, tai kiti rašo, netikiu, sako. Bet būtent tas toksai, 12 tam, šitą žuvise, toksai, jis atrodo labai toksai geras, toksai labai toksai, ir galbūt jisai išoriškai nematomas, bet vidiniai, kai kurie žmonės, taip jaučia šitą. O kai kurie, matyt, vis dėlto jaučia tą, kadangi Venera debilitacijoje, tą charizmą tokia pas jį nėra čia tokios, kaip pas Žemaitaitį tenais ten. Bobutės tenais alpstančios tenais dėl jo šitą. Čia taip jisai nelabai ten toksai buvo mėgstamas šitą. Tai va. Bet kadangi dar pasitantoj šitam vidiniam tam potencialė, Jupiteris, jisai čia yra ganėtinai stiprus šitą, nes, Jupiteris Skorpione, tai
jis toksai gilus, toksai labai šitai. Jisai duoda tą tokį išminties potencialą ganėtinai tokį didelį. Nu tiek, kad vat mėnulis yra debilituotas šitą. Taip, kad emocinės krizės ten pasividinės, ten tokios šitą. Toks nepasitikėjimas šitą, kažkaip matomai tenais kažkokios slaptos baimės, ten toksai, nu taip, jisai pats prisipažinęs. Nes ir tas Saturnas, tas va, čia duoda baimės tokias, ir dar plus dadeda mėnulis šitą. Taip, kad čia tikrai žmogui, taip gyvenimas, nu nelengvas tikrai labai šitą yra, ten jį plėšo, matyti tarp tų kraštutinumų ten pakankamai šitą. Taip, kad va, turim tokį va žmogų, tokį, jeigu taip jau tą psichologinį tokį portretą čia tokį, va, biškį taip nupaišyti, tai va, toksai protingas, tokai strategiškas, ištvermingas. Nu ir jisai toksai, matyt, toksai politiškai pavojingas pakankamai. Čia pakankamai tai visą tai rodo šitą. Ir toksai ambicingas, ambicijos, bet viduje tas vat, vidinis nesaugumas, tas emocinis kažkokia tai tokia vat. Tai va, ir va toksai va, sudėtingas va, toksai žmogus, jisai kaip, jisai gali, va, jisai taip pasiekia, va, eina tas karjeros laiptais ir paskui va, jisai gali pats save ir sugriauti. Nes jeigu nėra pakankamai to sąmoningumo, to vidinio, tos disciplinos, tos ego kontrolės tokios, tai visko čia gali būti. Nes kai aš ten kalbėjau apie tą sadėsatį, tai ten tokia kaip, Saturno tą tranzitą per mėnulį. Tai čia tokia kaip ir išoriniai faktoriai yra šitą. Duoda krizę kažkokią tai. O yra dar vidiniai faktoriai. Kaip jisai tos krizės metu, kaip jisai sugebės elgtis. Bet jisai panašu, kad vis dėlto jisai nesugebėjo taip laiku atsitraukti, nesugebėjo pakankamai įvertinti tą situaciją, kokia yra, nes čia stebėjosi visi, kodėl jisai nepasitraukė, taip kaip Starkevičius pasitraukė ir dabar niekas ten jo per daug, taip visuomenė bent jau per daug ten jį neklybina šitą. O jisai nesugeba greitai pripažinti tokios situacijos. Jisai taip stengiasi laikytis iki paskutinio, ten matomai ieškojo kažkokios taktikos kažkokios. Tai, ir matomai sunkiai priima tą pralaimėjimą. Dabar jį, kaip sakant, tą visatą spaus, kad jisai visus šitos dalykus sugebėtų tą pralaimėjimą priimti. Ten nesvarbu, ar jisai ten, kaip sakant, ar jis nusikaltęs, ar nenusikaltęs yra. Kartais duoda tokius, grinai psichologinius, tokius kažkokius tai išbandymus, kada žmogus turi save ten taip perdirbti, pertvarkyti šitą. Bet jeigu jisai to nesugebės, tai jisai save tada tikrai gali sugriauti. Su tokia psichologija, tokia vidinė, su tokiais jautriais, tokiais mėnuliais, tai gali žmogus ir nebeatsistatyti. Čia visaip gali būti. Taip, kad jeigu rezumuojant, tokie susigraudinantis vyrai, nesakau, kad ten verkiantis, ašarojantis, bet susigraudinantis, tai čia nieko nėra blogai. Aišku, mūsų visuomenėje ten kažkaip taip skaitosi, kad vyras turi būti jau toksai jau. Bet turėti planetas žuvyse, tai yra Jupiterio ženklas, tai yra paskutinis ženklas, taip kad čia nėra tikrai blogai. Jeigu, aišku, nėra kažkokių kitokių, tokių negerų kažkokių faktorių pačiame tame horoskope. Ta prasme, kad ant kiek tas Džiotišas, ta Vedų astrologija, jinai paaiškina, dėl ko taip su žmogumi vyksta šitą. Ir tai yra pakankamai, iš tiesų, tai toksai didelis tas toksai dvasinis potencialas. Ne visi eina tokių kelių, ne visi. Ir netgi tokie, galbūt šitie stereotipai tokie, jie kaip ir uždaro žmogui kelią. Bet tai toksai ganėtinai. Tas dvasinis potencialas tai nereiškia, kad tenais vien tik kažkokia religija ar ten. Bet tas toksai sugebėjimas ten dirbti su savimi, su savo ten tais visais charakterio kažkokiamis įdomis, galų galia ir domėjimasis ten tokiamis, įvairiausiamis tokiamis disciplinomis, ne vien tik tai, kaip sakant, sportas ir ten dar kažkas tokio panašaus šitą. Ir tada žmogus
žmogus taip eina, sąmoningiau per gyvenimą. Ir jie, sakau, jie turi tokį didesnį potencialą eiti sąmoningai. Nes jau žuvis, jau Jupiteris, tai duoda taip pat. Duoda išmintį paprasčiausiai. Taip, kad tokie žmonės, reikia džiaugtis, kad tokių pas mus yra. Tai tiek pakol kas. Iki.